Sveikas, Vidmantai. Sveikas. Tai vėl Jung patikimas partneris, Vimovo atstovas pas mus atvyko, smagu. Šiandien turim realią situaciją, neturim problemą. Problema yra dizainerių praleisti taškai. Bandysim išspręsti, kad galėtum naudotis kaip tau parankiau. Įvyko nesuderinamumas tam tikras tarp dizainerių ir užsakovų, nepažiūrėta, neišspręsta ir finale yra gaištamas laikas gyvenant namuose, jungiant kažkokį mygtuką, neįsijungia norima zona arba paliekama yra šviesa, pridaryta per daug. Tai šiandien tu mums padėsi su Jung Smart Home sprendimais šitas problemas ir išspręsti, taip? Būtent taip, kad nereikėtų jau griauti, statybos darbų daryti. Kai kurios mygtukus naikinsim, kai kurios mygtukus įdėsim kitus, kad galėtumėm pagal užsakovo pageidavimą sureguliuoti apšvietimą. Tai turim iš tikrųjų čia valdymą ir vienas mygtukas valdo būtent paveikslo sienos apšvietimą ir turim dar vieną zoną, kur yra apšviesta lentyna. Ir, norėtųsi, kad tu ateini į namus ir spaudi vieną mygtuką ir tas foninis apšvietimas tikėtinai įsijungia vienu metu. Galbūt jį gali dimeriuoti, bet kad nereikėtų eiti kažkur pastoviai ir junginėti dar. Tai šiuo atveju, buvo toks sprendimas ne iš geriausių atskirai šitą koloną valdyti nuo šito mygtuko, tai principė tu ateini ten įjungi, turi ateiti čia įjungti, ir tai nėra patogu. Čia montuosim irgi mechanizmą Jung Home mygtuko. Taip. Lygiai taip pat mechanizmas su Jung Home mygtuku montuojasi koridoriui. Okay. Ką mes papildomai išspręsim? Mes išspręsim tai, kad, kaip mes kalbėjom, įdėsim dimeriuojamą. Super. Tai skirtingai nuotaikai bus galima susikurti. Dar bus galima intensyvumo pasireguliuoti. Labai gerai. Dimeriavimo tikrai reikia, patveriu visą laiką, jeigu yra galimybė, dėkit, dimeriuokit, nes nežinot, kokia iš tikrųjų bus ta nuotaika, nežinot, koks tas pilnas bus galingumas įsijungus visą apšvietimą, tai tai kameriniai aplinkai tikrai gerai sukurti iš tikrųjų pagalba yra dimeriavimo būtent būdu. Kitas dalykas, visas valdymas bus telefone. Čia labai. Sukelsime telefoną, tai jeigu ir sėdint, bus galima pagal nuotaiką pasireguliuoti. Labai gerai. Tai išmanus namai taps. Ir čia mes turime dar vieną problemą. Aišku, gražus Jungo tamsus juodi mygtukai, bet šiuo atveju padarytas yra truputėlį keistesnis sprendimas. Vienas šviestuvas iš 3 atskirai reguliuojasi dar vienu mygtuku. Tai viskas vyksta labai paprastai. Tu ateini, pirmiausiai įjungi vieną mygtuką, įsijungia 2 šviestuvai, kai norėtųsi iškart visų, o kito mygtuko pagalba norėtųsi įjungti visą foninį tą apšvietimą ir įsijungtų, tokia blankesnė šviesa. Tai šiuo atveju turime 4 mygtukus, iš kurių norime padaryti 2 ir viską valdyti kuo paprasčiau 2 mygtukų pagalba. Tai mes ir paliksim pagrindinius mygtukus būtent šitoje vietoje. 2, ne? 2. Super. Bus 2 Jungo mygtukai. Ir vienas mygtukas valdys 3 šviestuvus, kitas mygtukas būtent foninį apšvietimą. Viskas, Vidmantai, gerų tau darbų ir mes pasižiūrėsim, kaip tau sekasi ir po to rezultatą įvertinsim jau tavo atlikto darbo. Gerai. Važiuojam. Matom, sumontavus naujai Jung Home klavišą, jis yra pasirengęs pridėti į programą, mirksi mėlynai. Ir ką, tada atsisiunčiam iš karto Jung Home aplikaciją, ten turėsim užsiregistruoti ir susirasim klavišus, ar ne? Ir tada susirašym. Spaudžiam paiešką, iškart suranda paiešką, pasirenkam. Jisai pradėjo dabar tankiai mirksėti, iškart ir Precision Device. Geras. Ką, įsirašiau jau aplikaciją, ką spėjau jau pasidaryti, nes Vidmantas jau instaliavo 2 jungiklius svetainės zonoje, tai sujunga aplikacija, kas iškart labai patinka, kad labai patogu naudotis ir galiu kaip pavyzdys susikurti 2 scenas. Tai ką ir padariau, tai turiu tą apšvietimą pilnai įjungtą, nes papildomai įdėjome ir dimeriavimo funkciją, papildomai suinstaliavome transformatorius, kurie leidžia tai daryti. Tai kaip pavyzdys pasirenkame filmo žiūrėjimo režimą ir iš karto pritemsta tiek šitą zoną, tiek paveikslo zoną. Norim vėl šviesiau, paspaudžiam mygtuką ir šviesa sustiprėja.
Tai čia mes turime 2 mygtukus, turime salelės mygtuką, kur sėdime, taip pat turime jau ir svetainės, baltą mygtuką, čia aš pats pasivadinau, tai kaip norim, taip ir pasivadinam. Čia taip pat turim tokią atskirą mygtuką būtent apšvietimui, ar ne, tai pas mus viskas yra čia. Ir mes galim vėlgi tą apšvietimą reguliuoti, kiek norim intensyvumo, jeigu pačios lemputės leidžia, turbūt galime reguliuoti ir šiltumą, ir šaltumą pagal norus, pagal nuotaiką, bei, aišku, galime užsistatyti ir automatinį timerį. Tai reiškia, kada mes norim, kad, pavyzdžiui, 10 vakaro pritemtų šviesa, užsistatom ir tai vyksta būtent tuo metu. Tai labai patogu. Na ką, ir turim antrąją zoną, vonę, pavyko padaryti. Viskas tvarkoja, mygtukai sudėti. Tai vieną mygtuką panaikinome, kuris buvo skirtas šviestuvui duše bei apšvietimui už veidrodžio, ten įdėjome antrą rozetę. O čia turime dabar 2 zonas, tai reiškia, viena valdo visą foninį, kaip ir norėjom, o kita valdo 3 viršutinius šviestuvus. Tai ką, čia turime įjungimo foninį ir čia įsijungia visi 3. Super, Vidmantai. Gerai. Tai Vidmantai, ačiū tau, ačiū Vimovai, tavo įmonėje, ar ne? Tai tikrai super, iš tikrųjų, išsprendėme tas didžiulės nepatogumo problemas. Tai labai iš tikrųjų visus žiūrovus kviečiu ir atvykti ir į Jung patį centrą Vilniuje, ne, kur jie turi ir mokymų centrą, ir tas demonstracinės erdvės, visą demo būtą. Tu ten pats daug laiko praleidi, tai manau ir tave ten sutikti galima. Galima sutikti, o pagrindė tai manyčiau, kad tai yra būtent tai, kad klientam pamatyti, ką gali Jungas, o būtent instaliuotojam elektrikam išmokti Jung Home. Taip, iš tikrųjų, Jung Home apmoko ir elektrikus naudotis jų sistemomis. Tai ką mes ir matom, vienas jų turbūt geriausių partnerių mums šiandien ir padėjo. Tai Vidmantai, ačiū tau, ačiū Jungui už tos tikrai gerus smart sprendimus ir manau, kad tikrai susimatysim su tavim dar ne kartą. Ačiū. Aš manau.